100-tūkstantinės vaizdo įrašų peržiūros, daugiau nei 130 000 siekianti sekėjų armija ir kelionių vaizdo įrašų, tarsi mylimų serialų, laukianti žmonių minė. Nors pasirinkimo ką žiūrėti, kasdieniškų kelionių vaizdo įrašų mėgėjams netrūksta, o ir paties Pauliaus Samoškos vaizdo įrašai neįsiskiria išskirtiniu montažu ar ypatingu informatyvumu, bet niekas neprilygsta tam, ką jam pavyko padaryti, nes būtent Paulius iškėlė Lietuvoje kelionių vaizdo įrašų nišą į visai kitą lygį. Šiame vaizdo įraše išanalizuosiu jo kanalą ir atskleisiu pagrindinės priežastis, kurios mano manymu padėjo Pauliui Samoškai tapti vienu populiariausių YouTube kūrėjų Lietuvoje. Negalime pradėti analizuoti Pauliaus kanalo, nesugrįžę į patį pradinį jo tašką. Turbūt labai nenustebinsiu pasakydamas, kad pirmieji vaizdo įrašai nugulę jo YouTube kanale neturi nieko bendro su kelionėmis. Nežinau, kiek tikėta, kiek netikėta, bet viskas prasidėjo nuo senos geros, bet vis dar labai populiarios klasikos, trumpų humoristinių klipukų, nuo sudaužyto draugo alaus butelio. Davai, daug mumbiškai atsigert. Ai, nors Gersis! Iki pokalbių su buvusia Lietuvos prezidente Dalia Grybauskaite. Davai, sakyk, kol nori, nelabai turiu laik šnekėti. Galima sakyti, kad Paulius aplenkė laiką, nes dabar tokie vaizdo įrašai įkelti į TikToką surinktų tikrai didesnį peržiūrų kiekį, nors pasivaržyti su jau mano minėtų Dalios Grybauskaitės video būtų ganėtinai sunku. 8 turinio vienetai. Būtent tiek Samoška įkėlė humoristinių vaizdo įrašų per 2 metų laikotarpį. Žinoma, skaičiuojant tik tuos, kurie yra prieinami viešai iki šių dienų. Vis dėlto, panarpliojus Samoškos kanalą giliau, pavyko atrasti vieną vaizdo įrašą, kuris turi beveik 1 milijoną peržiūrų. Mano vardas Valera, manęs dažniausiai niekur nėra, nes kur nors pasislėpęs kalų fanėra. Mano vardas Mariukas, beveik kaip lenciugas, kai aš nukrentu ratai daugiau nebesuka. Esu tikras, kad šį vaizdo įrašą matėte dauguma, bet gal ne visi, kaip ir aš, žinojote, kas yra tikrasis šio vaizdo įrašo autorius. Na bet dabar paslaptis atskleista, herojus rastas, todėl galime keliauti toliau. 9. ir viską keičiantis vaizdo įrašas buvo būtent tai, kuo Paulius garsėja ir dabar – kelionių filmavimais. Pirmąją kelionę, kurioje savo kasdienybę jis ir nusprendė filmuoti, tapo apsilankymas Izraelyje ir Palestinoje. Trumpa ir stebėtinai gera pateikta 4 dalių išvyka atskleidžia pirmąjį Samoškos bruožą, į kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Tai yra paprastumas. Žemaitiška tarmė, žargoniški žodžiai, tiesmukas aplinkos ir situacijų vertinimas. Na tik nesakykit, kad tai jums neprimena eilinės vasaros atostogų dienos, kurią paauglystėje praleisdavote savo rajono draugų kompanijoje. Kūrimo procesui įsibėgėjant, keliant vis daugiau vaizdo įrašų ir plečiantis sekėjų ratui, tas paprastumas niekur nedingo. Greičiausiai, prie Pauliaus sėkmės prisidėjo ir tas faktas, kad visiems tiesiog pabodo matyti tobulus žmonės, gyvenančius tobulus gyvenimus savo socialiniuose tinkluose. Todėl pamatyti Samošką valgantį maistą tiesiog ant ekskavatoriaus strėlės ar praleidžiant naktį įsikasus į sniego pusnį, visiems kėlė ne ką mažiau įtampos ir azarto, nei pačiam vaizdo įrašų kūrėjui. Nebijojimas parodyti neužmaskuoto baimės jausmo, ar tiesiog mokėjimas pasidžiaugti mažais dalykais, padėjo sukurti šiltą ryšį su savo žiūrovais, kurio dėka, manau, dauguma jaučiasi taip, lyg būtų Samoškos draugeliais. Antras dalykas, kuriuo pasižymi Pauliaus vaizdo įrašai – unikalumas. Atkreipkime dėmesį į tai, su kuo pradedamas kiekvienas vaizdo įrašas – pasisveikinimas. Nu kon jūs porceliana, nu kon jūs traktorista, nu tai kon jūs nekilnojama turta brokerė, nu tai kon jūs voratinklė, nu tai kon jūs gėlo vandens grėžinė, sveiki gyvi. Tai jau tapo ikonišku dalyku, kuris kartojasi metai iš metų, o viskas sujungus su mano jau anksčiau minėta žemaitiška tarme, kuri nepametama viso vaizdo įrašo metu, gaunam puikų ir vienetinį atvejį. Šiaip būčiau visai už, kad šis Samoškos pavyzdys įkvėptų ir kitus etnokultūros entuziastus ir pamatytume dar daugiau vaizdo įrašų kūrėjų, kurie kalba savo gimtąją tarme. Visgi turime įrodymą, kad tai puikiai veikia, tad aukštaičiai, suvalkiečiai ir dzūkai šiek tiek susiimkit. Nors dzūkai jau kaip ir turi Tarzaną, tad juos galime išbraukti sąrašo, todėl turime dar 2 laisvas vietas, tad laukiam aukštaičių ir suvalkiečių. Yra, nėra, tai bus. Jučiomis ar nejučiomis, bet priėjome prie trečiosios priežasties, kurią pakankamai sunku apibrėžti, todėl ją pavadinau vienu žodžiu – humoras. Tik leiskit paaiškint. Tai nėra tik juokingos frazės ištartos vaizdo įrašo metu, bet ir visi memai, kurie buvo sukurti naudojantis ištraukomis iš Samoškos kelionių.
Manau, pats Paulius supranta, kokį potencialą turi jo šokiai, dainavimai ar tiesiog užgaudyti juokingi kadrai, kurie būna įkeliami ir paliekami ne šiaip savo. Internetinio turinio kūrėjai čia puikiai pasidarbavo, sukurdami ne vieną internetinį memą arba dar kitaip mimsą su Samoška, kurie padarė jį matomų dar didesnį auditorijos daliai. Panašią taktiką, aišku ne visai teigiamiems tikslams, naudojo Andrew Tate ir kitas, netiesiogiai pagalį į ratus Gitanui Nausėdui pakišęs streameris Melstroj. Melstroj. Nu tai sveikinu su kuom? Su gimtadieniu ar su kovo 11-ąją? Su kovo 11-ąją. Su kovo 11-ąją. Žinoma, jokių būdų nededu Samoškos į vieną lentyną su šiais interneto personažais, bet manau šiuolaikinėme pasaulyje turėti galimybę iš turinio sukurti papildomą turinį yra ypatingai svarbu, nes gyvenant trumpų vaizdo įrašų eroje negalima sėkmingai egzistuoti internete, nebūnant TikTokuose ar Instagram Reelsuose. Kitas papildomas dalykas, kurio negaliu nepaminėti ir kuris prisidėjo prie Pauliaus išplaukimo į plačiuosius vandenis, yra pasirodymas televizijos ekranuose, o jeigu dar tiksliau, žiniose. Nekenksmingas ir smulkus nusižengimas lipant į Vilniaus kalėdų eglę, ar surežisuotas palindimas pavažiuojančiu traukiniu, ne tik užtraukė baudas, bet ir atkreipė televizijos dėmesį, kurį galima laikyti nemokama reklama ir kurios dėka dar didesnis kiekis akių sužinojo apie šio kūrėjo egzistenciją. Per savo 6 kelionių turinio kūrimo metus Samoška aplankė didžiąją dalį įdomių apleistų objektų mūsų šalyje. Pabuvo ekstremalu, laipodamas į bokštus, įsimiegojo keisčiausiose įmanomose vietose. Ir panašu, kad šiuo metu atrado naują kryptį, kuria sėkmingai juda. Tai yra ilgos kelionės. Pradžioje trauklapio kelionė iki tol, kol jų suges. Bet kaip jau žinome, pats pirmas sugedo Paulius. Mes dabar esam su 4 kaulų skilimas. Na o dabar kelionė po Afrikos žemyną, kuri bent jau mano vaizdo įrašo kūrimo metu sėkmingai vyksta. Šių dviejų epopėjų dėka per paskutiniuosius metus Samoška beveik padvigubino savo prenumeratorių skaičių nuo 74 000 iki 130 000. O jo vaizdo įrašai iš mano minėtos kelionės po Afriką surenka po 150 000 peržiūrų, nors yra keliami praktiškai kas 3 dieną. Ir bendroje sumoje per mėnesį laiko jam sugeneruoja 2,5 milijono peržiūrų, kas lietuviško YouTube skaičiais yra labai geras pasiekimas. Gerai, manau jau užtenka. Kad nuo visų tų skaičių nepaskaustų galva, čia ir užbaigsiu savo vaizdo įrašą. Ačiū visiems, kas pažiūrėjote iki pat pabaigos. Nepamirškit paspausti like mygtuko, užprenumeruoti mano kanalą, kad jį pamatytų dar didesnis kiekis žmonių. Nu o dabar jau tradiciškai, iki.